Labas, su tavimi įkvepiantys moterų verslo dienoraščiai. Šiame podcast'e mes atvirai kalbėsime apie verslo kūrimą, darbą savo, perdegimą, sėkmės ir nesėkmės ir lai tai būna pokalbiai be taisyklių ir rėmų. Tai vieta, kurioje galėsi atrasti bei sužinoti kažką naujo, pasisemti įkvėpimo, o kartais kartu su mumis nubraukti ir ašarą, nes istorijų bus įvairių. O aš esu Monika Jahanė, verslo strategė ir mentorė. Iškelsiu į paviršių geriausias jūsų veiklos idėjas ir padėsiu bei palaikysiu jas įgyvendinant. Padedu veiklioms moterims susidaryti ir įgyvendinti veiksmų planą pelningos veiklos užauginimui. Na, o dabar važiuojame į naujausią podcast'o epizodą. Gero klausymo. Sveiki, Vaiva. Sveiki. Kaip laikotės šią gražią vasaros dieną? Puikiai, tik tai norėtųsi daugiau saulės. Nes šiandieną apsiniaukia, o kažkaip dar vasaros trūksta šiek tiek. Faktas, ši vasara kažkokia keistesnė pas mus Lietuvoje, bet džiaugiamės tuo, ką turime ir labai smagu, kad susitinkame vėl podcast'e. Ir šį kartą kalbinu Vaivą, magiškos idėjos įkūrėją, kūrėja, dar galėčiau irgi sakyti, savininkė, taip, moteris veikli, versli, kūrybinga. Ir kuomet pamačiau apie Vaivą tam tikras rekomendacijas internete, pasiskaičiau apie jos veiklą, galvojau, labai noriu pakalbinti savo podcast'ą ir kad ir klausytojos išgirstų ir Vaivos istoriją, ir apie tai, ką veikia Vaiva už tų socialinių tinklų ekranų, kaip sakyt, ir kaip vyksta ta kūryba. Taip. Manau, kad tokių pokalbių reikia vis daugiau, kadangi mūsų šiuolaikinis pasaulis taip įprato matyti gražų vaizdą socialiniuose tinkluose, atrodo dabar jau nieks nebedirba, visi tik maloniai leidžia laiką. Tai Vaiva, aš visuomet klausiu pačioje pradžioje, kaip save pristatytumėt šiandieną? Šiandieną tai aš save pristatau kaip magiškas idėjas. Tai mes esame gėlių salonas, tai tuo pačiu puošiame šventes. Tai tiesiog dažniausiai jau ir kreipiasi, kad magiška. Tai esame šeimos verslas nedidelis, nes šeima irgi būna įdarbinta kartu ir dirbame jau visi kartu. Tai Utenoje turime gėlių saloną ir kuo toliau, tuo labiau plečiamės. Turime šiek tiek darbuotojų jau. Ir puošiame dabar šventes didžiulės iš tikrųjų, savaitgalį per vieną dieną paleidome 3 krikštynas, dirbame kiekvieną savaitgalį, vasaras mažai matome, mes atostogaujame, kai ateina žiema. Tai tiek ir Vaiva yra. Geras, kaip įdomu. Iš tikrųjų, kai turi, atrodo, tą tokį sezoninį verslą, taip, sezoninę tą veiklą, tai taip ir kai tenka dirbti, tarkim, mano vienoje veikloje buvo žiema, tas pagrindinis sezonas, tai atrodo, kaip ir tu džiaugiesi tom kalėdom naujais metais, bet viskas taip greitai prabėga, toks, kur tu atrodo, turi dirbti, daryti, ir čia žiūri, jau ir sezono pabaiga. Tai pas jūs vasarą yra tas darbymetis, tai labai bus smagu pasiklausti jūsų ir išgirsti, kaip Vaiva pasipildote resursais po sunkių darbo dienų, bet dar noriu paliesti tokią temą, kaip ši veikla atėjo į jūsų gyvenimą. Ar tiesiog, kaip sakyt, vieni susapnuoja, kitiems ten duše gimsta idėjas. Kaip jums, Vaiva, kaip atėjo ši veikla į jūsų gyvenimą? Iš tikrųjų, tai taip paprastai, lengvai labai, nes aš pradėjau nuo paprastų dalykų, nuo dekupažo iš tikrųjų, ir renginiai tai visada domino, tik tai galvojau stoti į renginių organizavimą, bet pabaigiau turizmą, irgi kažkas, nes galiu vesti ekskursijas, tai galiu viešbučiuose dirbti, tai vėlgi irgi tas tarp žmonių, bendravimas tarp žmonių toksai, o visi sakė, kad, ką moteris veiks renginiuose naktimis ir taip toliau, tai tiesiog buvau iš šono atidėjus tą renginių organizavimą, tai vesdavau mokymus dekupažo kitiem, vėliau popierium pradėjau dirbti, pakvietimus daryti. Tai taip po truputėlį ir ta veikla atkeliavo. Po to labai įdomu buvo balionai. Tai susiradau, kas Lietuvoje moko balionais, važiavau mokytis pakankamai 100 kilometrų nuo savęs, nes buvo labai įdomu. Tai išmokau dirbti su balionais, pradėjau pūsti helio balionus, pradėjau visokias formas balionų daryti. Vėliau irgi kai pakvietimus darai, kažką darai šventėm, jau daugiau darai, tai visi ir klausia, o tai gal gėles dar darote.
Ir vis labai knietėdavo, bet vis nedrįsdavau. Ir vat vieną dieną visa šeima pasakė, kad sako, nu bandom, yra galimybė, bandom. Tai palaikant šeimai, taip pat prisijungė gėlės. Ir iš tikrųjų įsivaizdavau, kad šiek tiek viskas bus, nu, mažesnio resurso, mažesnio dydžio ir kad viską. Bet, nu, išaugome į pakankamai didelius, į parduotuvę išaugome, į saloną netgi ir į puokščių darymą. Tai vat, taip jinai taip lengvai kažkada buvo noras, o po to tiesiog lengvai, netikėtai, tai be jokio kažkokio vis tiek sugrįžau prie to. Bet ar gerai supratau, kad šita veikla pirmiausia buvo tokia kaip, ar tai papildoma, ar daugiau kaip jūsų hobis? Ar jau iš karto, kaip sakyti, jau ką po truputėlį mokėtės ir jau pilnu tempu, kaip sakyti, pradėjo dirbti? Ne, buvo kaip papildoma. Būdavo dirbu 5 dienas darbe. Tai po 40 valandų kaip visi, o jau savaitgaliai ir vakarai, naktis jau būdavo papildomai, nes man tai patikdavo labai. Man nesvarbu būdavo, kiek aš valandų dirbu, ar aš po darbo dirbu, man tiesiog gera būdavo kurti, daryti ir taip pat po truputį viskas tapo pagrindiniu darbu. O kur dirbote iki to? Iki to tai dirbu įvairiai, iš tikrųjų. Dirbau ir socialinės globos namuose, vėlgi su žmonėm, tai visur sukasi žmonės. Tada dirbau, vadinosi, tai pas mus čia tokia parduotuvė Dailu, tai vat irgi. Tai toj parduotuvėje buvo kanceliarinės prekės, vėlgi visokie rankdarbiai ir viskas, kas susijęs su menu. Ir po to, vat, iš to po truputėlį atkeliavau ir prie visų dekorų. Jeigu mes dabar sugrįžtume į jūsų vaikystę arba kažkur, paauglystę, galime ir taip sakyti, ar atsimintumėt kažkokį įvykį, kur galbūt lankėt ar kažkokį būrelį, ar namuose kokius žaidimus žaisdavot, ar su draugėmis kieme, ar su pusseserėmis, kur dabar kaip ir sėtųsi prie jūsų esamos veiklos? Galbūt kažkas į meną buvo, ar turėjot kažkokių tokių dalykų, ar prisimenat? Ne, vat kaip tik aš mokykloje dailės pamokos nekenčiau. Buvo mano nemėgstamiausia pamoka, kas keisčiausia. Ir tikrai, kol buvau mokykloje, aš tikrai neįsivaizdavau, kad aš tai darysiu. Ir net nebuvau to galvojus, nebuvau neatsiejus kažkur. Vat kai 12 klasė reikėjo pradėti galvoti, kur aš norėčiau stoti, man kažkaip buvo trauka į renginius. Pirmas dalykas, ko labiausiai norėjau. Po to antras dalykas, ką iš tikrųjų ir norėjau ir pabaigiau, tai turizmas, nes man labai buvo įdomu, aš ir dabar iš tikrųjų, kad būna, susirandu kažką, pamatau ir važiuojam pasižiūrėti, aplankyti kokį dvarą, pašnikštinėti, man tai įdomu yra. O tai dabar žiūrėkit, Vaiva, visa ta pradžia, taip, dažniausiai ir būna kažkoks tai pomėgis mūsų ar kažkoks tai hobis, kuris jau paskui išsivysto į kažkokią tai veiklą. Ar jūs galėtumėt pasidalinti, nuo ko viskas prasidėjo, kada išaušo ta diena ir kokie buvo jūsų žingsniai daromi, kada jau pasakėt, viskas, dabar aš noriu, kad tai būtų mano pagrindinė veikla, kaip sakyti, mano pagrindinis darbas, aš jau išeinu iš samdomų ir važiuojam. Tai kaip atrodė ta diena ir jūsų tie pirmieji žingsniai? Tai gal ir nebūčiau taip jau įsispyrus, nežinau, kada būčiau įsispyrus taip ir pakeisti ir ateiti tą dieną, bet iš tikrųjų netikėtai išėjau į dekretą. Pabuvau 2 metus namie, bet antruos metus negalėjau ramiai sėdėti. Tai vaiką užmigdau ir vėlai vakare sėdu prie pakvietimų kitiem darydavau tokias didelės gėles, ten vėl pūsdavau balionus, tai viską dariau ir pradėjau galvoti, kad jeigu aš dabar jau naktimis darau vėlai vakare ir savaitgalį visi su mažu vaiku, tai reikia kažką daryti, kažką keisti, kad arba negrįžtų į darbą ir tada tai tampa pagrindiniu darbu, arba jau tada kažkaip jau atsisveikinti su viso tuo, bet atsisveikinti ranka labai nekyla. Buvo pasitarta su šeima, kad tai taps pagrindinė veikla. Ir po to netikėtai atsirado pasiūlymas iš tikrųjų dirbti su gėlėm. Aš vis norėdavau su gėlėm ir galvodavau, bet vis taip neprisispirdavau, kol vienas gėlių salonas neįdėjo skelbimo, kad parduoda visą inventorių. Užsidaro ir parduoda visą inventorių. Ir aš kažkaip tą skelbimą vieną kartą atsiverčiau, perskaičiau, antrą kartą perskaičiau.
Nesakau, gal ne šį kartą, dar vaikui nėra 2 metų, dar čia kaip čia bus ir viską. Bet šeima sako, važiuojam, pasižiūrim. Brolis iš tikrųjų beprotiškai palaikė. Ir jisai nieko nesakęs mane nusivežė ir sako, pasižiūrim, pasiklausom, paklausiam ir tada jau norėjau labai. Pamačiau, paklausiau ir taip netikėtai įsibėgėjom iš tikrųjų pakankamai dideliu greičiu. Nusipaišėm greitai planą, atsisėdę, susirašėm, ko mums reikia, kaip įsivaizduojam, ką matom, kokią viziją matom ir labai greitai startavom, labai greitai iš tikrųjų pavadinimą sugalvojom, tai nežinau, viskas labai lengvai ir taip labai paprastai įsibėgėjo. O paminėjot viziją. Vaiva, kokie buvo? Ar prisimenat bent kažkokius žodžius, raktažodžius? Vizija tai parduotuvės buvo, kad nedidelė gėlių parduotuvytė bus, kad puošime šventes, bet dabar viskas, kažkaip viskas pasikeitė. Taip neįsivaizdavau, šiek tiek kitaip įsivaizdavau. Viską, kad bus jinai mažytė, jauki, kad kažkaip tas kolektyvas bus didesnis šiek tiek ir kad visi taip lengvai, vasara lengvesnė bus. Tai kažkaip taip paprastai, jaukiai, šiltai įsivaizdavom, bet dar yra užkulisių visų kitų. O kiek šiuo metu dirba žmonių prie jūsų veiklos? Tai šiuo metu mes turėjome 2 darbuotojas, bet jos abi dekrete. Išleidome į dekretą abidvi. Tai dabar turime 2 mokinukės, nes kiekvienais metais mes priimam pasimatuok profesiją. Mokinės, tai turime 11-okės šiais metais, 2 mokinukės, tai visą sezoną jos padėjo mum. Ir rugsėjo 1 jau grįžta į mokyklą ir dabar ieškome jau kolektyvo papildymo. Vėl iš naujo. Ir kaip su ta komanda? Nes, pavyzdžiui, aš dirbu su moterimis ir smulkiaisiais verslais, tai būna ir vyrų faktas, ir ateina ir šeimų verslai, ir ateina ir moterys, kurios vienos įkūrė ir turi savo, tarkim, pirmuosius darbuotojus, arba jau ten kokius 3, 4, taip ir sako, kaip sunku surasti gerą, kaip sunku surasti motyvuotą. Vieni skundžiasi jaunais, kad jie visiškai dabar jau nebemotyvuoti ir ten nieko nenori veikti, o kiti savo priešingai, labai gerai. O kaip pas jūs yra su darbuotojais? Darbuotojus susirasti tai iš tikrųjų nėra lengva. Aš turiu vieną viziją, aš matau kitaip, bet jaunimas irgi iš tikrųjų, jie įsivaizduoja, kad ateis, kad nieko neveiks ir gaus atlyginimą, nes kas ateina dėl darbo klaustis, aš iš tikrųjų visada šiek tiek pridedu ir žiūriu, kaip reaguos. Sakykime, ten, kad daug labai valandų, kad viską ir pirmą žiūriu, kokia reakcija bus. Nes iš tikrųjų, pirmas klausimas būna, kiek man bus išeiginių. Kai eina dirbti ir žino, kad šventės, dekoravimas yra ir visa kita, tai pirmiausias klausimas būna pas jaunimą, kiek man išeiginių ir kada man atostogas. Nors ateina 2-3 mėnesiam dirbti. Tai tas jaunimo požiūris stebina, bet dabar turime 2 mokinukės iš tikrųjų labai kruopščios, labai tvarkingos, labai tokios, tikrai kitokio požiūrio turinčios ir tikrai viską išbandančios ir jom viskas įdomu ir smalsu ir klauso ir klausia ir bando. Nes iš tikrųjų taip atrodo. Mes vadinamės taip, gėlės. Mes dirbame su gėlėm ir viskas atrodo taip lengva, taip paprasta ir visa kita. Bet mes juokiamės, kai nuvykome į vieną šventę specialiai, padarėm nuotrauką, tik dar neįkėlus, kokie mūsų darbo įrankiai. Tai plaktukas, atsuktuvas, varžtai, vielos ir peiliai visokie, tokie žirklės, visiškai nemoteriški įrankiai ir iš tikrųjų tas gėlytės tvarkant ir susibraižom rankas. Ir krūviai tikrai dideli, tai nėra lengva ir nėra taip paprasta. O, pavyzdžiui, kokį patarimą nuo savęs, vis tiek jau turit patirties dirbant su darbuotojais, juos atsirenk, kokį patarimą galėtumėt duoti, kažkas irgi klauso, galbūt nori savo pirmusius pasisamdyti, ar galbūt praplėsti komandą, taip, kokį patarimą nuo savęs duotumėt apie darbuotojus? Aš žinokit, ir aš norėčiau gauti patarimų, kaip geriau. Kaip geriau jas susirasti, nes ir dabar, kai ieškame, bet iš tikrųjų vadovaujas nuojauta. Pabendrauju ir visada palieku savo galimybę pagalvoti. Nors iš tikrųjų paskutinė darbuotoja, kai samdžiausi,
Tai jinai atėjo ir aš tikrai galvojau, kad jau neįmanoma ir vilties nėra susirasti, bet atėjo tokia panelė, jinai tokia visa guvi tokia ir taip žaismingai kalbėjo, kad tą pačią akimirką susitarėm, kad taip, aš tave samdau ir viską ir tikrai nepasigailėjau. Ir atsimenu, jinai taip iki dabar atsimenu, kaip jinai džiaugiasi ir kaip jinai spygavo ir kaip jinai pradėjo šakinėti, kad gavo darbą. Tai tikrai ėjom labai kaip stipri komanda ir kaip draugės buvom to pačiu viską. Tai dabar tiesiog išleidome auginti lėliuką. Tai norėtųsi ir vėl susirasti, bet aš manau, kad vėl vadovausias nuojauta to tokiu, kur pajusiu, kad tikrai šitas žmogus. O ar prisimenate savo kažkokį pirmąjį klientą? Jau galim sakyti, kuomet atsidarėte parduotuvę, jau pradėjote, kaip sakyti, dirbti jau pilnai ant savęs. Ar prisimenate tą pirmąjį klientą, kuris atrodo įžengė pro tas duris ir drebi ir nežinai net ką daryti su juo? Labiausiai, tai pirmiausia, tai man buvo ne klientai, o tiekėjai, nes mūsų gėlių tiekėjai yra vyrai visi. Tai iš tikrųjų aš čia tokia jauna, viską, tai iš tikrųjų reikėjo užsitarnauti savo vietą ir parodyti visą to, kad kaip vyrai, tai dažniausiai, kaip sako, kopūstas vietoj galvos, tai kad to kopūstą mes nesinešiojame ant galvos, tai iš tikrųjų čia iššūkis buvo išlaviruoti tarp jų požiūrio, tarp to amžiaus, tarp visko. Nes labai pas mus yra tas dar amžiaus kategorija, labai žiūrima, moteris vyras labai, tai labai reikėjo dar šitą užsitarnauti. O klientai kažkaip atrodė labai paprastai ir atėjo pirmas klientas, tai tikrai atsimenu, nes mes nusprendėm persidažyti patalpas, kitą spalvą labai norėjau. Ir mes nedirbame, turėjome šiek tiek gėlių, nes buvom prasistumdę, mes ten tą parduotuvę viską ir atsimenu, mes čia dažuoto maikiam, turėsime dažom patalpas ir jie pirmas žmogus ir sakė, man reikia šitos gėlytės vis tiek parduokit. Tai pirmą klientą aptarnavome iš tikrųjų murzini, darbo tokia aplinkoj, dažų pilna, atsimenu, bet uždengta grindis, viskas, tai taip. O po to jau kažkaip pradėjome dirbti ir tiesiog kiekvienas klientas buvo mielas ir brangus ir tiesiog laukdavom labai. O apie ką jums, Vaivai, yra savirealizacija? Mes dabar irgi kažkaip paskutiniais metais vis girdime, taip, vis, kaip sakyt, tai buvo ir anksčiau, bet dabar galbūt garsiau gali žmonės kalbėti, kaip sakyt, ir socialiniai tinklai yra, tai ir viešiau visi gali pasisakyti. Ir ta savirealizacija, atrodo, yra gan išaukštinama taip, kad visi susirastų mylimus darbus, kad visi darytų tai, ką jie nori daryti. O apie ką jums yra savirealizacija? Man tai savirealizacija, tai kūryba. Iš tikrųjų, tai man labai patinka daryti puokštes, nes per jas galiu kažką pasakyti žmogui arba pabandyti jo artimajam sudėti tai, kas jam patinka, kad tas žmogus galėtų su gėlėmis kažką pasakyti artimam žmogui. Tai toksai savęs išreiškimas per kitus. O kaip prisipildote? Bet ir kalbėjom, taip, ta vasara atrodo, tokia sunki. Kiti ten atostogauja prie ežerų, prie jūrų ir keliauja panašiai, bet jums kaip ir kiekviena vasara tokia darbymetis. Tai kaip prisipildote savo tą resursų bagažėlį po atrodo to sunkių savaitgalio ar tos sunkios dienos? Iš tikrųjų, tai dabar išmokome pakankamai, manau, gerai laviruoti tarp visko, išmokome papuošti šventes, bet to pačiu suspėti ir patys nuvykti kažkur ir pabūti. Tai stengiamės, taip, tai man labai patinka, gerai, kad ir šeima pritarė, kad tiesiog jeigu pamatome kažkokią Lietuvoje įdomesnę vietą ar tiesiog kas mums yra įdomu, sėdame, važiuojame, aplankome, apžiūrime, tai man toks atsipalaidavimas iš tikrųjų. Labai mėgstam pasivaikščioti, pabėgti į gamtą, prie ežero. Tai mes gal net ir kartais geriau, nes mes dabar irgi atvykome prie jūros porai dienų. Tai po pokalbio iškart lėksime pasivaikščioti į pajūrį. Tai taip ir laviruojam. Iš tikrųjų, išmokome atrasti laiko visom savo noram, šeimai, vaikui, gimtadieniam, viskam iš tikrųjų išmokome atrasti laiko tiek ir savo, ne tiek daug kiemui, nes iš tikrųjų kieme irgi turim ir šiltnamį, ir gėlių, tai turime ką veikti. Vaiva, ar čia jau mes kalbam apie balansą? Ar galėtumėt pasakyti, kad
esate dabar, savo gyvenimo balansą, tarp veiklos, tarp poilsio, tarp visų kitų reikalų? Dar šiek tiek reikėtų išmokti geriau balansuoti. Bet taip, iš tikrųjų, palyginus su visais taip, kaip prisimenam, kaip dirbdavom ir atrodo, kad niekam nelieka laiko, tai šią akimirką iš tikrųjų išmokome, kaip žongliruoti, toks jausmas, kad šiek tiek kaip kamuoliukas, mėtyti tikrai išmokome. O paminėjot, kad anksčiau, vis tiek būdavo toksai, kur tikriausiai nelabai net laiko įkvėpti yra ir iškvėpti ramiai, nes tu tam bėgime. Kas pasikeitė? Ar buvo kažkas, ar nežinau, išgirdot kažkokį patarimą, ar kažkoks tai įvykis jūsų gyvenime, kur sakėt, stop, čia dabar jau turėtų kažkaip tai keistis ir reikia išmokti, kaip sakot, žongliruoti? Tai ne tiek, kiek įvykis, kiek pajaučiau, kad pervargau ir perdegiau. Ir kad atrodė, darau, bet nežinau, tiesiog. Ir toks kaip tampi, kad robotuku. Ir tada tiesiog atsisėdus, labai iš tikrųjų patinka, kad mes galime su šeima pasikalbėti, pasitarti. Ir nusprendėme, ko mums trūksta, ko mums reikia ir nusprendėme, kaip tai turėtų būti. Ir sakėm, tiesiog pabandysim. Tai atradome tą restartą, kaip restartuoti. Tai dar irgi prisijungia Start Networkingas klubas, kur iš tikrųjų irgi gali gauti daug patarimų ir supranti vis dėlto, kad visi ilsisi ir reikia to restarto. Tai taip po truputėlį dėliojamės ir žiūrime, kad vis dėlto įmanoma. Viskas įmanoma. O kaip pajuto tą perdegimą? Nes aš manau, čia irgi labai dažnas dalykas ir pati susidūrusi su savo gyvenime irgi ir kai samdomam darbe buvo perdegimas ir savoje veikloje, ypatingai tais pirmaisiais metais atrodo, nežinau, kas ten įvyksta, bet tikrai ateina tas toks, kur tu nieko nenori, toks apatija, toks visai, kaip ir sako, toks robotukas, darai kažką, bet nei minčių, nei kūrybos, nei meilės. Kaip jum, pasirodė tas perdegimas ir kada jau pati savo pasitvirtinot, kad čia jau viskas, aš jau čia perdegiau. Pasidalinkit. Tai iš tikrųjų tai taip, tai pirmiausia tai atsirado, kad tapau robotukas. Po to labai jaučiu, kad noriu pailsėti ir labai skaudžiai nukentėjau, nes nestojau ir nesustojau, kai jaučiau, kad reikia sustoti. Tai pirmą kartą gyvenime susilaužiau koją ir tiesiog priverstiniu būdu teko atsigulti ir gulėti, nes kojas priminti negalėjau ir reikėjo ją laikyti pakeltą, reiškia gulimas režimas ir tiesiog tada begulint ir susimąsčiau, kad aš jaučiau, kad reikia stoti, bet nestojau ir taip mane sustabdė iš tikrųjų, tai pakankamai skaudžiai sustabdė ir tada pradėjau galvoti, ką daryti. Ir tada supratau, kad aš tiesiog kaip robotas ėjau ir nestojau. Tiesiog einu, darau, nėra kada atrodo sustoti, nėra kada laiko ten kažką pakeisti. Ir supratau, kad aš tiesiog jau nebesidžiaugiau tuo, ką darau. Ir po truputėlį, įsilsėjus, įsimegojus, grįžau į darbą, paėmiau gėles ir žiūriu į jas ir galvoju, man gera jas rišti, man patinka jas rišti. Ir jeigu man patinka tai daryti, ką darau, tada turiu atrasti būdą, kaip tai mylėti, daryti, bet neperdegti ir sugebėti išlaviruoti tarp visko. Tai tada taip ir susėdam pasikalbėti, kad ką darome ir kaip tai darome. O ar buvo tokių momentų, kai savo atrodo kartoji, čia dar tikrai ne dabar ilsėtis, dar reikia padaryti A, B, C, D dalykus, tu čia dar neverta poilsio. Ar buvo tokių minčių pas jūs irgi? Oi, tai buvo ir labai, ir kad dar tas nepadaryta, ir anas nepadaryta. Tai iš tikrųjų tai taip, ir pastovi vis kirba, bet dabar išmokome kažkaip sustoti, pailsim, tada vėl toliau darom, nes iš tikrųjų ir greičiau pasidaro. Nes gali kartais daryti tą darbą daug ilgiau, bet pailsėjęs tai greičiau padarai. Tai du pasirinkimai. Ir iš tikrųjų labai jūs, Vaiva, suprantu, nes pati esu turėjusi atvirą kojos lūžį, tai reiškia, turėjau turėti ir 2 operacijas. Ir tas lūžis buvo iš tikrųjų vienas iš tų stabdžių. Ir čia dar buvo mokykloje, paskutinėje klasėje. Tai aš jau tada įsivažiavau, pajutau čia visas veiklas ir jau, žodžiu, aktyvi mokinė ir pamokos jau tam antram plane, bet visos veiklos, visi tie moksleivių sąjungos ir panašiai. Ir atrodo varai ir bam,
taip sustabdė, kad 6 mėnesiai, bet tiesiog 6 mėnesiai lovos režimas, nes buvo operacija, iš abiejų pusių lūžiai, žodžiu, tai iš abiejų pusių prapjovimai. Ir atrodo, tada tu supranti, kad, dabar čia jau aš tikrai sustojau. Ir nes aš kiek atsimenu net iki šiol, atsikeliu, juntu, kad toks lyg atrodo gerklę peršti, toks, jau kažkur čia sirgsiu. Nieko, teraflu, užvarau ten to viso blogio, užvarau ir vėl į trasą ir važiuoju ir varau, spaudžiu tą savo kūną. Tai iš tikrųjų irgi suprantu, ką reiškia ir su kuo susidūrė. O antras tai tikriausiai buvo dabar pastaruoju metu, kažkaip niekada iki šiol nebuvau susidūrus su streso hormonu pačiu. Kaip sakyti, taip, visi mes turim tą stresą, gerą, blogą, taip, jo reikia, kaip sakyti, faktas visiems, bet susidūriau su to bloguoju, taip, tuo kortizoliu, ir kuris iš tikrųjų nėra geras mūsų organizmui, ir tada irgi toks ateina, cinkti galvoje, atrodo, persijungia, o blemba, tai tas visas stresas, kurį tu jauti, kurį tu savo pats kartais susikuri, tikrai nėra į gerą. Ir tada pradedi, atrodo, domėtis, kaip čia savo padėti. Ir norėjau, Vaiva, jūsų paklausti, galbūt jūs irgi turit kažkokių elementarių, tiesiog būdų, taip, kažkokių galbūt ar informacijos kažkokios, kaip su tuo stresu, ne tai, kad kovoti, bet kaip jį valdyti, taip, kaip jį kontroliuoti, kaip savo padėti stresinėse situacijose. Ką jūs darot, kai patiriat tokį ilgalaikį stresą? Tai dažniausiai pas mus stresas būna tik tai... daugiau streso būna, kai neatvyksta gėlės, o reikia kažką daryti. Tai aš iš tikrųjų esu tokios nuomonės, kad rėkiant ar kažką kaltinant mes nieko nelaimėsim ir prarasim tik laiką. Tai iš tikrųjų aš visada klausiu, ką galime padaryti, kad įspręsti šitą problemą ir kaip greičiau galim visą šitą situaciją pakeisti. Tai net nežinau, nebūna ir kada stresuoti, nežinau, kad reikia kažką pakeisti, padaryti ir atrasti būdą sugalvoti, kaip tai pakeisti. Bet iš tikrųjų po visų tokių dalykų tai atradau jogą, atradau pasivaikščiojimus, man tiesiog patinka išeiti ir eiti. Ir tiesiog prasieiti kažkur tyloje, ramybėje ir tiesiog įsivedinti. Tai ir kažkaip atsirado sporto klubas dar, kur net man irgi patinka sporto klube žiemą, eini ant takelio ir nieko negalvoji ir prasivaikštai taip ir visai labai labai gerai padeda. Gerai, Vaiva, dabar stabtelkim šitoj vietoj, nes ką aš girdžiu, jūs esate mama, taip, turite savo verslą ir dar aktyviai ir papildote save ir sportu, taip ir pasivaikščiojimais. Kaip viską suspėjat? Ar turit kažkokį laiko planavimo patarimą ir mums? Tai net nežinau, manęs dažnai klausia, kaip suspėjau. Būna atveju, kad tikrai nespėjam. Mūsų vaikas iš tikrųjų pratęs, kad jisai visada šalia. Jisai keliauja, būna kartais tenka jam keliauti ir šventes puošti su mumis kartu. Tai įpratęs jisai iš tikrųjų eiti ir pasivaikščioti, jam tai didžiausias džiaugsmas eiti pasivaikščioti. Kai jau labai neišlaviruoju, tai sporto klubą įimu jį kartu, tai jisai šalia ant takelio eina šalia manęs. O sporto klubas labai gerai dirba ilgai, tai lėkiu vakarais iš tikrųjų ir iki kokią 9:30 sportuoju ir kažkaip derinamės visi su vyru kartu derinamės ir iš tikrųjų labai daug laiko visi 3 praleidžiame kartu, tai kažkaip išmokome. Net nežinau, kai manęs paklausia, iš tikrųjų ir galvoju, pati pradedu galvoti, kiek darau ir kada einu ir kada nueinu. Ir galvoju, o kaip aš suspėjau. Bet net nežinau, sakau, sporto klubai vakarą iš tikrųjų labai nutęsus dažniausiai, bet drąsiai jamu vaiką, tikrai vaikas įpratęs ir taip kažkaip atram. Aš netgi ir knygą, aš labai mėgstu skaityti knygą, bet vasarą aš neturiu laiko skaitimui knygos, tai aš dabar parsisinčiu knygas, audio knygas ir specialiai išeinu peškom į darbą. Viską palieku, vyras atveža į darbą su vaiku važiuodamas, jeigu į mokyklą veža ar kažkur. Aš išeinu peškom ir pusvalandį klausau knygos, kad rasčiau knygai laiko, nes man tai labai patinka ir man labai čia didelis atsipalaidavimas knyga, tai taip ir atrandu laiko.
Geras, tikrai yra ko pasisemti, bet atrodo, tikrai, ar išeiti pasivaikščioti su knyga ir padaryti, kaip sakyti, 2 darbus vienu metu taip, ar sporto klubas ir knygą paklausyti irgi einant audio. Tokių, atrodo, paprastai elementarūs dalykai, taip, bet kai išgirsti iš kito žmogaus, tikrai atrodo, kaip aš taip nepagalvojau, ne, kad tai būtų galima. Super. Ir Vaiva, jūs labai dažnai paminėt, kad čia vis tiek yra jūsų toks šeimos verslas ir kad jūs kartu daug laiko praleidžiat ir kuomet ir užklupo tas perdegimas, jūs sustojot, visi pasikalbėjot. Ar gerai suprantu, kad pas jūs svarbus iš tikrųjų tas palaikymas ir tas pasitarimas visame kame su savo šeimos nariais? Kaip galvojat, jeigu būtumėt visiškai viena savo versle ir neturėtumėt to pasitarimo? Vienai būtų man sudėtinga iš tikrųjų, nes tada turėtum būti toks vyriškas, nes daug labai sprendimų visko, o iš tikrųjų vyras leidžia kai kuriuos darbus, jie mano pečių kai kuriuos sprendimus, sakykime, techninius dalykus, tai jisai perima ir jau man tampa daug lengviau. Ir be palaikymo iš tikrųjų tai nieko nebūtų. Jeigu nebūtų to užnugario palaikymo ir žinojimo, kad tu gali suklupti, bet turėsi kur atsiremti, tai iš tikrųjų žymiai sunkiau būtų keliauti. O dabar tokiais mes gal drąsesniais žingsniais keliauju ir drąsiau sprendžiu, nes žinau, kad turėsiu visada palaikymą ir užnugarį. Taip, visiškai tiesa. Ir, pavyzdžiui, kuomet mes esam solo verslai, kuomet vienos, kaip sakyt, pradedam kažką, tai iš tikrųjų būna labai sunku, nes tu turi viską nuo A iki Z priimti visus sprendimus ir čia ir kūrybiška pusė dienos, ir čia jau pusė dienos kažkokius tai daryti didesnius dalykus, ir techninius. Tai iš tikrųjų, čia ir ateina tie visi mentoriai, tie galbūt kažkam ir coacheris gali padėti, taip, kažkam verslo konsultantas. Tai tikrai moteris noriu paraginti, kreipkitės drąsiai, atraskit savo kažkokius tai mentorius. Taip, aš ir pati paskreipiuosi, kad, kaip sakyt, turėti kažkokią tai pagalbą iš šalies, tą palaikymą, nes, kaip sakau, taip, vyrai yra gerai, viskas tvarkoja, bet vis tiek, visą ko mes jiems negalim užkrauti. Dabar ten savo nuotaikų visų ir dar savo verslo, ypatingai, kai tu esi viena, tai dar jam viską ten išpasakoji, tai jų ten smegenys, jų ten žaižaruoja, tai tikrai geriau turėti kažkokią pagalbą, kažkur, kur tu gali išsikalbėti, kur tu gali pastarti ir savo tokia nusinulinus ramiai grįžti į šeimą, kaip sakyti, ir visai, geriau ir su vyru, kaip sakyti, viskas einasi. Bet mano vyras iš pradžių irgi sakė, nesikiš ir nieko čia nedarys, tai yra mano, nes aš labai norėjau. Bet po to jisai tiesiog netyčia, po truputėlį prisijungė. Tai jisai turi taip pagrindinį darbą, pagrindė mums padeda savaitgaliais, bet techninius dalykus jau jisai savo norų perėmė, tokius klausimus, patalpų elektros ir visas kitas. Tai man, aš su mielu noru atiduodu kaujimą. Labai smagu girdėti. Ir man toks kyla klausimas, o ko labiausiai jūs, tarkime, nemėgstat savo veikloje? Anksti keltis. Labiausiai, nes aš taip megalė esu. Man jeigu įmanoma, tai aš mėgstu pamiegoti. O mes parduotuvėje atidarome 7:30 ryto ir pakankamai anksti mums gėlės tiekia. Tai man nelengva atsikelti rytais ir jeigu būtų galimybė, norėčiau patinginėti. Iš tikrųjų, čia vienas gal tų pliusų yra, kai tu dirbi savo, kažkoks toks laiko skaidimas, tai valdymas, bet ką aš pastebėjau, ypač tie, kurie pradeda savo veiklas, tai būna tas toksai keli mėnesiukai, kur, tai čia aš galiu ir nedirbti. Čia nėra nuo 8 iki 5, nieks man nesako, kad aš turiu atsisėsti 8 ir pasikelti 5. Ir tada iš tikrųjų, kas nutinka, šiek tiek jau praranda tą tokią discipliną ir tą tokią, kur, tai čia tas klientas ateis, čia neateis, čia kaip ir nieko tokio. Tai kartais tas toks laikas savo, net jeigu, tarkim, kažkas ir neturi savo fizinio punkto, tiesiog dirba iš namų, tai savo susikurti tokį laiką, kažkokį, kada dirbate, kada pertraukėlės, tikrai yra gerai, efektyvu, ypač kai yra vasara, tu matai čia šilta, atrodo, noris eiti į lauką, nieko neveikti, tik dirbi savo, tai gali bele ką daryti. Bet iš tikrųjų gerai susikurti tą discipliną. Ir kaip Vaiva jums sekasi, yra vis tiek kažkokių darbų, kur, tokim nemalonus, kur atrodo, norisi juos atidėlioti ir atidėliojamės juos taip, o kada, kaip jums sekasi su tuo, kad, šitą darbą atidėliojau ilgai, bet viskas jau turiu padaryti. Kaip kalbatės su savimi arba gal kokių pratimų žinot?
pratimų tai nėra, iš tikrųjų, kaip visi tai būna, darbų labai labiausiai nemėgstu popierių tvarkyti ir sąskaitų išrašinėti, bet tada jau gauni klausimų, oi, gal kada jau sąskaitėlę atsiųsit vėl kažką, tai tada tenka susijimti. Tai tikrųjų tik vieną supratau, kuo aš labiau atidedu, tuo sudėtingiau tampa. Tai nesusikaupia tada daugiau darbų, tada ilgiau užtrunki, tada vėlgi tada bari save, kodėl taip darėjai. Tai visada, kai labai tingiu, leidžiu, pusdienį arba dieną atidėti, nes būna atveju kartais, bet dažniausiai savo primenu, kaip buvo prieš tai blogai ir kaip save bariau. Tai tada stengiuosi padaryti tą dieną ir stengtis netidėti. O jeigu mes galėtume taip pasikalbėti, į kokius etapus skaidytumėte savo veiklą? Ar ateitų dabar jums kažkokia mintis pasidalinti kažkokiais gal 3 ar 5 etapais, kaip jūs galėtumėt skaidyti savo veiklą? Vis tiek jau nesat pirmi metai, jau, kaip sakyt, turit ir patirties, ir su darbuotojais, ir jau esat, kaip sakyt, didesnis verslas šiek tiek. Tai kokius etapus išskirtumėt, Vaiva? Oi, net sudėtinga iš tikrųjų tuos etapus išskirstyti, tai net ir nežinau, taip tai iš tikrųjų solo verslai nelengva. Ir tie etapai tokie net sakau, šiai akimirkai nežinočiau, kaip juos išdalinti. Tai iš tikrųjų mes darome labai daug patys viską, tai iš tikrųjų kažkaip reikia išmokti patiems susidėlioti tas savo verslo detalės ir susidėti tos punktus darbo. O kaip galvojate, kas jums padėjo labiausiai pasiekti esamą veiklos etapą? Tai iš tikrųjų labai tikėjau tuo, apie ką galvojau, apie ką svajojau. Net nebuvo minčių, kad gali būti blogai ar kitaip. Tai tas toksai užsispyrimas ir mačiau tik priekį, bet nemačiau atgal nieko. net ir negalvojau, tai iš tikrųjų labai šventai tikėjau tai, ką darau, ko noriu žinojau, kiek keliauti noriu ir į priekį. Ir iš tikrųjų iki dabar dar vis mokausi, klausau visokius kursus apie gėles, ieškau, ką galima naujo išmokti, ką galima naujo atrasti, sekame užsienio tinklalapius, iš tikrųjų pasižiūrime, kas atsiranda, ką jie siūlo. Ir šią vasarą 3 mokymus pabaigiau ir kiekvienas vis ieškome, ką galime atrasti naujo, ką galime pasiūlyti naujo ir vis bandome. Pirmą pasimokome, tada pabandome pas save ir tada žiūrime, ar galime pasiūlyti ar ne. Ir stengiamės iš tikrųjų ir savo darbuotojas stengiasi mokinti ir į kursus važiuoti kartu su jomis. Tai kad ir tendencijas kartu žiūrėti su darbuotojom, kad žinotume visi, ką galime pasiūlyti, kokios yra tendencijos ir kaip taip išlaviruoti, nes žmonės ateina su savo vizija, yra dar tendencijos ir bandom viską kartu sudėti. O kokį įvykį arba galbūt nutikimą prisimintumėt kaip tokį, vieną didesnių iššūkių, kur reikėjo ar priimti sprendimą, ar kažką tai spręsti, ar buvo kažkas tokio jūsų veikloje? Buvo vienas labai sudėtingas, nes turėjo būti vestuvės ir tą dieną turėjo būti vestuvės su daug hortenzijų. Ir tiekėjas, kai atvažiavo anksti ryte, tada tik tai jis suprato, kad mašina nepasikrovė tų hortenzijų. O tai tiesiog tada sėdome su vyrai mašiną, važiavome į Vilnių, nusipirkome iš naujo gėles, parvažiavome, labai greitai padarėme puokštės, nuvežėme, sudėjome, aišku, prieš pat atvykstant jauniesiam, jaunieji nieko to nežinojo, nieko mes jiem ir nesakėme, jie nieko ir nepajuto. Bet namo, kai važiavome, tai važiavom drebančia širdim ir rankom, nes, buvo toks klaustukas, ar tikrai spėsime, ar viskas gerai, tokių tikrai savo klausimų buvom labai daug iškėlę. Bet kažkaip spėjome, susidėliojame, kai sudvejodavau, tai darbuotojai sakydavo, kad spėsim, kad viskas bus gerai. Tai kažkaip taip bendrom jėgom padarėme. Ir mums streso, o kitiem aplinkui viskas buvo labai puikiai. Tai svarbiausia.
Geras, tikrai. O vat kaip ir Vaiva ir jūs paminėjot versle, iš tikrųjų labai daug tos vyriškos energijos. Taip pat planuoti, vadovauti, ten strateguoti, ten spręsti problemas, sprendimą vedam, važiuojam į Vilnių, tą paimam. Taip, tai daugiau kaip tas sakoma vyriška energija, tai vyriški darbai, kažkokios užduotis panašiai. O kaip vat jūs palaikote savo moterišką pusę? Nes vis tiek versle ir jūs kažkiek priimat sprendimus ir planuojat ir tenka ir pavadovauti merginoms. Taip, tai kaip vat palaikot savo moterišką pusę, ar darbe, ar už, kaip sakyt, darbo ribų namuose? Tai už darbo ribų iš tikrųjų gaunasi, tai vat labiausiai dabar joga toksai atsiradęs dalykas. Visą labai norėjau pabandyti, bet vis atrodė, kad ir laiko nėra. Ir taip, o kai atsirado tas perdegimas, supratau, kad reikia ir savo skirti ir pabandyti tai, ką aš noriu. Tai vat, man kažkaip joga labai atstato tas mintis, jėgas, iš tikrųjų visą tą, toks atrodo, sugrįžti į save, savo, tai labai padeda. O kaip vat jūs tvarkote su pasitikėjimu savimi? Nes iš tikrųjų labai dažnai vat irgi moterys ateina į konsultacijas, į mentorystės ir sako, nu, bijau kažkokį žingsnį padaryti, nes ten ką pagalvos kažkokie klasiokai, ten giminės, ar ten žino tiesiog žmonės, kurie ten atranda socialiniuose tinkluose. Ir toks kyla nepasitikėjimo jausmas, kur atrodo norite susigūžti į kamuoliuką ir nieko nedaryti, tik tai, kad klientai patys ateitų ir tu dirbtum savo darbą. Kaip vat jums sekasi su tuo, vat, vis tiek gal buvo kažkokių nutikimų per ilgą laikotarpį ir kažką tai išmokot, vat, kaip pasitikėti savim ir nusispjauti tas visas nuomonės? Iš tikrųjų labai sudėtinga yra tai daryti, nes labai turi įtakos. Mes irgi, va, kaip sakot, Instagram'e, Facebook'e matome tuos gražius visus paveikslėlius, vaizdus ir tikrai nepagalvojame, kad yra tos kitos pusės, kur irgi žmonės nepasitikė savim ir pavargsta, tai mes labai save užgraužiame. Tai nežinau, tiesiog su laiku ateina tas, aš iš tikrųjų, man padeda tai, kad aš tikiu, kad tai, ką darau, man labai patinka ir tai, ką darau, aš darau kokybiškai ir gerai. Ir aš kažkaip man va tai va teikia pasitikėjimo dar ypač, nes žinau, kad tikrai sąžiningai padariau, kad tikrai gerai padariau, tai irgi kažkiek pakelia, bet aš atsimenu į Start Networkingo, kai nuėjau klubą ir kai pasakė, kad reikės per minutę prisistatyti save. Ir kai aš atsistojau, aš supratau, error galvoju. Ir tikrai neatsimėjau nieko, nei ką aš darau. Ir po to galvoju, ir taip teko irgi susimastyti, privertė susimastyti. Aš dirbu 5 metus, visą tai darau, pati gėlės rišu, irgi taip pat dekorus ruošiu ir galvoju, aš nesugebu apie save nieko pasakyti, nes iš pradžių pirma mintis buvo, kaip čia aš atrodau, kaip čia kas ir mane mato ar nemato, bet po to, kai susėdome pasikalbėti su visomis ir kai jos pačios irgi sako, kad reikia išmokti, mes nematom to, negirdim to, vis tiek, nevertinam taip kritiškai kito žmogaus stovinčio prieš mus. Ir iš tikrųjų tas kiekvienas išstojimas klube savo pristatymo vėlgi leido privertė pakelti galvą aukščiau ir suprasti, kad tikrai galiu pasitikėti savim ir kad laikyti galvą aukštai iškėlus eiti. Į Start for Networking ir aš pati irgi buvau narė ir iš tikrųjų labai puikiai suprantu, ką Vaiva sako, ir tikrai tie pirmieji kartai atrodo, tik jau ten jau kaip verslo mentorė, tai jau čia iškalbinga visa kokia ten. Ta prasme, aš stoviu, pas mus buvo nuotolinių, tai aš taip, stoviu, o kaip man pasiruošti dabar prieš tą susitikimą, ten kelios minutės liko, o jie tas galvoju, tai ten gavosi taip, kad aš nežinau, ten pirmieji mėnesiai, ten kiekvieną susitikimą naujai prisistatai, kol atrandi tą savo kažkokį, kurį tu natūraliai iškomunikuoji. Tai labai gera mokykla tokia, ir tas padrasinimas, man labai patiko, ką pasakėt, kad iš tikrųjų toks, net ir pačiam atrodo, tu pasakai ir geras, aš pasakiau ir aš net pats patikėjau, taip prisistačiau ir iš tikrųjų tai prideda to pasitikėjimo savimi ir to, ką darai. Taip, nes kartais būna sudėtinga priimti, ypač, pavyzdžiui, jūsų taip veikloje ir kitų, kurie yra iš hobio, kad, tu esi vis tiek savo srities specialistas. Nors, kaip ir jūs esat visiškai savo srities specialistė, bet kartais būna pačiam labai sudėtinga tai priimti. Mes iš tikrųjų labai nuvertinam save ir įsivaizduojam, pas mus ten žaidžia tas toksai kirminėlis, kuris labiau dažniau
sako, o gal jisai taip įvertino, gal jisai taip pagalvojo, tai dar ir tai turi įtakos. Tai turime iš tikrųjų pagalvoti, kad kartais žmonės iš tikrųjų kai ko nemato, kai ko nevertina ir tiesiog kaip su žmogum nori su tavim bendrauti, o kad klaidų darome, tai darome visi ir kad nesam tobuli, tai visi. Tai. O pavyzdžiui, kaip vat socialiniai tinklai? Atrodo, klausant jūsų, kaip ir galbūt nėra labai daug laiko ten leisti juose, ten scrollinti, kaip sakyti, stebėti kitus, bet aš tikiu, mes jau esame įpratę atrasti to laiko tam scrollinimui visi, ta prasme, kad ir kiek visko daug darom. Ir kaip vat veikia jūs? Ar jaučiat kartais vat tą tokį, kur, nu, vat pascrollini, pasižiūri, o dieve, kaimyno, kaip sakyti, žolė žalesnė, tai ten pas visus to žolė žalesnė, aš čia nieko nesugebu. Kaip vat sugrįžtate į save, jeigu būna va tokių momentų pas jūs? Aš taip tai socialinių tinklų sunkiai mėgėju, aš pešuosi su savim. Aš jas turiu, bet neskubu nei juos labai dėti. Man ir būdavo sudėtinga dirbant su gėlėmis, nes aš iš tikrųjų padarau, bet pamirštu įdėti, nes man tai nėra pirminis dalykas. Tai dabar irgi samdau žmogų, kuris sudėtų tai, ką darau, ir aš visada lieku už kadro. Aš iš tikrųjų net ir savo vaiko galima 5 pirštų užtektų, kur yra mano socialiniuose tinkluose įdėtas. Tai aš jo net nededu ir yra mano nusistatymas kažkaip, kad kiek įmanoma jo mažiau, kad ten būtų. Ir iš tikrųjų labai sudėtinga susidaryti, kiti reiškia susidaro tą nuomonę, bet nėra ten tikrosios manęs. Taip, gėlėse ten esu aš, bet aš labai mažai apie save dedu. Tai, o jeigu paskrolinus, tai taip, atrodo, kad visi labai, labai idealūs, visi visur viskas spėja ir, kaip sako, pas kaimyną žolė žalesnė. Tai, bet teko kelis sykius susidurti iš tikrųjų, kur pamatai realią situaciją ir supranti, kad taip nėra ir kad už to labai, labai kartais daug kas slepiasi ir kad labai skaudžių dalykų slepiasi. Tai kažkaip, kai pamačiau tai kažkaip kitaip vertinu, šiek tiek kitaip situaciją vertinu, ką žmonės įdeda. Geras, man labai įdomiai paminėjot tą savo požiūrį ir, kaip sakyti, verslo tinklų, taip, kad jūs esate daugiau už kadro ir kad, nesinori ten, kaip sakyt, atskleisti visos savęs. Galbūt podcast'ą daugiau žmonės galės išgirsti ir susipažinti, taip. Ir visuomet paklausiu, man labai įdomu, kokia vaiva yra už socialinių tinklų? Iš tikrųjų, tai labai garsiai kalbanti, labai mosikuojanti rankomis, nes iš tikrųjų draugai įpratę, kad girdisi manęs garsiai ir toli. Iš tikrųjų, taip, tai mėgstanti pabėgti į tylą ir ramybę, mėgstanti pabūti kartais namuose, mėgstanti kuisti savo darže, alpinarimuose savo, nes man tai čia ramybė. Iš tikrųjų, labai mėgstame keliauti. Tai kelionės man ypač aš visada sakau visiems, kad ir Lietuvoje yra kas pamatyti ir daug ko yra neatrasta. Tai man visada labai smalsu, aš būna pasižiūriu ir tiesiog bedu pirštu ir laukiu pritarimo, ar mes važiavom ar ne. Tai kažkaip labai džiaugiuosi, kad šeima pritarė visam tam tokiem dalykam. Tai ir kiek įmanoma, tai knyga. Nes knygas beprotiškai dievinu ir sakiau, jeigu nedirbsiu gėlių parduotuvėje, tai tada eisi į kokią biblioteką, kur galėsi knygas skaityti. Žinokit, Vaiva, mano svajonė buvo paauglystėje, kaip paauglystėje, tas į studentavimo, dirbsiu bibliotekoje, kad knygas skaityčiau, nes aš tuose vasarą perskaitydavau savo malonumui labai daug įvairiausių knygų ir mačiau, kaip mama skaito, tai man tas yra visiškai natūralu ir dabar irgi skaitau. Tai tikrai tas atrodo, kur aš nueinu į biblioteką atsipalaiduoti. Ir taip apsidžiaugiau, kur mes atsikraustėm ir čia yra miesto biblioteka netoli, jinai nėra didelė, bet aš nueinu, man jau nuo to kvapo net gero, aš atrodo, kad ten kaip man spa kažkoks. Tikrai taip, man tas pats yra. Ir aš labai džiaugiuosi, kai vaikas nueina į biblioteką ir aš dar kartą galiu su juo pasivaikščioti. Taip, geras. O kalbant šitomis visomis už ekranų, kokie mes esame, taip, tie tikrieji mes. Kas jums yra, Vaiva, meilė savo? Meilė savo? Nežinau. Iš tikrųjų, tai pirmiausia, tai meilė savo, kad nemeluoti savo, būti savimi iš tikrųjų ir neapgaudinėti ir nedaryti tai, kas, kaip būna, mėgstame išeiti iš namų, įdėti kaukę ir keliauti. Tai
pirma meilė sau, tai būk toks, koks esi iš tikrųjų, būk atviras, būk nuoširdus ir aš labiau už tai, kad ar labai jau skaudi tiesa, ar kaip, kad visada pasakyti, kažkaip atrasti būdą pasakyti tiesą, bet, na, tiesa lieka tiesa, tai svarbiausia išlikti savimi. Ir kadangi ir apie knygas nemažai kalbėjom, tai galbūt yra kažkokia knyga, kuri paskutiniu metu jums paliko įspūdį ir galėtumėt pasidalinti ir su mumis? Ne tiek, taip tai iš tikrųjų labai buvo įdomi Mišelės Obamos knyga, paskutinę skaičiau, tai man ir kažkaip aš neparsisinčiau jos, aš bibliotekos pasiėmiau ir pasiėmiau darbymečių birželio mėnesį, kai vasara, tai iš tikrųjų ilgai skaitydavau, nes būdavo įdomu paskaityti, tai vat vėlgi irgi kaip jinai moteris, kaip moka laviruoti, nes vis dėlto ir vyro pareigos kitokios jos jau buvo ir viską, tai iš tikrųjų buvo įdomu paskaityti. Jos požiūris, jos matymas ir tai va, iš tikrųjų kiekvienam verta paskaityti. Nes tenai irgi jinai kalba apie tai, kad kaip išlikti savimi ir kaip likti tokia pat, kokia buvai. Bet įdomu, aš irgi nesu skaičius, tai įsirašysiu savo sąrašiuką, labai ačiū už rekomendaciją. Ir pabaigai irgi norėčiau jūsų paklausti, galbūt kokį palinkėjimą norėtumėt ar patarimų pasidalinti, nežinau kaip tai be pavadinti, su mūsų klausytojomis, kurios galbūt vienos moterys jos nori pradėti dirbti savo, nori pradėti savo veiklą, kitos galbūt jau yra taip ir kažkur stringa, tai perdegimas, tai kūrybiškumo mažai, tai to moteriškumo trūksta. Ką palinkėtumėt mūsų klausytojams? Iš tikrųjų, tai visada sustoti ir pagalvoti ir tada nuspręsti, kur keliaujame ir jeigu tikrai patinka tai ir matote viziją, visada reikia bandyti. Kad kaip ir antrą planą, nebūtinai iš karto pradėti nuo to, kad tai yra pagrindinė tavo veikla. Tai reikia iš tikrųjų žinoti vieną dalyką, kad kelyje bus nelengva keliauti. Ir visko labai bus ir yra daug sudėtingiau keliauti mažiem verslam visų šito keliu, bet jeigu tikrai turit svajonę, tai reikia kantriai išlaukti savo ir tikrai ta pradžia nebūna lengva, bet vėliau būna labai saldus vaisiai. Vaiva, aš labai norėjau padėkoti, iš tikrųjų jaučiuosi pati gausi įkvėpimo ir tokios ramybės, iš jūsų labai gera jūsų klausytis ir atrodo tokių ir minčių ir kažkokių tai būdų, tai tikrai jaučiuosi tokia nusiraminusi šiam mūsų rytui ir naujai savaitai pasikrovusi. Tai tikiuosi ir klausytojos lygiai taip pat jaučiasi ir mes būsime dėkingos su Vaiva, jūs pasidalinsite šiuo epizodu su savo draugėmis, kolegomis ar socialiniuose tinkluose ir be abejo Spotify įvertinkite mus 5 žvaigždutėmis, nes tai tiesiog mus skatina kurti, ieškoti moterų, kalbinti jas ir įsikvėpti, nes iš tikrųjų labai daug įkvėpimo gavau, gera jūsų klausyti Vaiva ir noriu padėkoti už šitą šiltą pokalbį. Ačiū jums labai, kad pakvietėte. Tai tariu iki susitikimo ir ačiū labai Vaiva. Iki malonaus.